Sveiki ir vėl įsijungė podcastą Lietuva Amerika. Aš Vincentas Pulbinskas, o su jumis naujausia serija Tiesiai iš Moldovos. Laurynas Kasčiūnas kartu su Žygiu ten lankosi palaikyti PAS partijos ir visos Moldovos, kuri kovoja už europietišką ateitį ir už tai, kad Rusijos ranka vėl neišvogtų demokratijos. Pirmiausia, pokalbis tarp Lauryno ir Žygio apie tai, ką Lietuva realiai gali ir turi daryti, palaikydama Moldovą šiuo kritiniu metu. Tada Tadas Valionis, mūsų ambasadorius Moldovoje, apie Lietuvos ir Moldovos bendrą istoriją, bei tai, kodėl mums tai neturėtų būti svetima kova. Ir galiausiai Dona Herman, PAS partijos parlamentarė, apie realią padėtį vietoje, grėsmės, rinkėjų papirkinėjimas, propaganda ir bandymai vėl papakti rinkimus. Ir galiausiai apie viltį. Tad gero klausimo, tikiuosi, kad patiks. Laurynai, žiauriai ačiū, atvažiavai vienintelis visos partijos lyderis į Moldovą. Kodėl tai svarbu? Kodėl čia tas mūšis yra mums toks svarbus? Lietuviai čia myli, gerbė, žinai, kiekvieną kampą. Moldova dabar tokiam, sakykim, pereinamajam laikotarpiui, reikia pasakyti, jau su beveik įvykusių lūžių ir istorinių lūžių su negrįžtamumo faze, bet tam reikia dar kelių dalykų. Tai kas yra įvykę labai gerai, tai aišku, kad ir per kraujus, bet laimėtas referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje. Maja Sandu, kuri iš tikrųjų yra šitos provakarietiškos visuomenės dalies Moldovoje lyderė, jinai laimėjo prezidento rinkimus. Kiek lengviau nei referendumas įvyko, bet buvo irgi labai sudėtinga. Čia Moldova yra parlamentinė valstybė. Ir rugsėjo pabaigoje vykstantys parlamento rinkimai yra vis tik patys esminiai. Ir šitoj vietoj mes turim tokią labai didelį klausimą, ar Moldovos PAS partija, tai yra Sandu partija, ar jinai sugebės užsitikrinti daugumą. Prognozės yra įvairios, kalbama nuo 45 vietų iki 51, o žinia, kad Moldovos parlamente yra 101 vieta. Dabar vyksta kova dėl tų kelių vietų dabar ir klausimas, ar Sandu partijai pavyks. Atvažiavom čia jos palaikyti, nes jie yra Liaudies partijos mūsų bendros šeimos nariai. Jeigu pavyktų, manau, kad tai jau yra, kaip angliškai sakoma, irreversible, negrįžtam viskas. Tada jau narystės Europos Sąjungoje perspektyva, ne tik, kad perspektyva jau tampa realybė, per 4-5 metus gali pasiekti šitą tikslą. Ir tada viskas, jau negrįžtami procesai ir mes galime kalbėti, kad Moldova bus ištraukta iš tos skeveldro zonos, iš tos Rusijos įtakos zonos, bandymų nuolatinio skaldyti visuomenę ir jos laikyti toj rytų erdvėj, bent jau toj skeveldro zonai, nes jie čia daro viską, jie papirkinėja, jie rengia informacinės atakas, jie formuoja bent 2-3 politinius blokus, kurios po to bandys apjungti, kad jie neleistų PAS turėti daugumą. Žiauri kova ir dar čia ta kova tik laukia, nes viskas intensyvės iki rugsėjo pabaigos. Ir jeigu pavyktų, mes turėtume, sakyčiau, mes čia mėgstantas sėkmės istoriją rytų Europą. Laurynai, ir tu pats dar būdamas ministru čia lankėsi. Ir dabar, dar vakar susitikai su jų gynybos ministru, tavo draugu. Bet kai aš išgirstu, tai ką tu sakei, tai ką Doida pasakė, vienam lėktuve iš Stambulo rado 1 milijoną kešų, kur rusai papirkinėja rinkimus. Rusaigi žiauriai nori tos valstybės, FSB, pinigai. Tu galvoji, jie turi instrumentus atsilaikyti, o labiau, kad jie pilni tų romantinių mąstymų apie tą neutralumą, jų kariuomenė yra, nežinau kaip jie pavadinti. Ta prasme, ar jiems nereikia tų dantų sukurti dar daugiau, ar jiems neišdaužys tų dantų rusai? Paradoksalu, bet dabar, kadangi vyksta karas prieš Ukrainą, Ukraina uždarė visą sieną su Padniestrė, tai Padniestrė situacija dabar pablogėjusi pačiai Padniestrei, o Moldovai yra pagerėjus. Jeigu kalbėti apie tokios tiesioginės karinės grėsmės galimybę šiai minutiai, yra sumažėjusi, kadangi Ukraina, iš principo stovi kaip toks gynybinis bastionas saugantis ir Moldovų. Matom labai įdomius procesus pačiai Padniestrei, Transnistrijoje reikia turbūt sakyti, jeigu jau taip einam į moldavišką žodyną. Ten netgi už Europos Sąjungą referendumą balsavo 36% žmonių. Ten, aišku, ne visi gali balsuoti, bet tie, kurie balsavo, iš jų 36% palaikė.
Tai rodo, kad net ir Padniestrė tai yra tikras galbūt ne politinis, moralinis, bet toksai pragmatinis supratimas, kad standartizuoti su Europą, perimti standartus ir visa kita yra neišvengiamybė. Ir tai natūraliai ta problema gali spręstis. Tai čia yra kaip ir pas tiesioginės karinės grėsmės šiai minutį, scenarijai yra galbūt jau visų mažėja. Ukrainiečiai laikosi tvirtai ir yra taip, kaip dabar yra. Kalbant apie tai, kokią taktiką čia rusai naudoja, tai jie naudoja tą tokią, minkštesnę, bet lygiai pakankamai kietą. Tai yra, kaip ir minėjau, skaldo visuomenę. Dabar visuomenės skaldimas vyksta per naratyvų formavimą ir tam tikrų mitų palaikymą. Kad mes mažiukai, per maži išgyventi be Rusijos, ką ir mums dažnai taikyta. Neutralitetas ir neblokinis statusas yra svarbiausia, Europą jūs išduos, pasižiūrėkite kitas šalis, emigracija ir taip toliau viskas išparduota. Tas visas nesąmonės, kurias mums teko girdėti. Čia dalį visuomenės veikia. Tai negali sakyti, aš manau vis tiek, kad jau visuomenė daugiau proeuropietiška nei prorusiška čia, bet tie mitai jie vis tiek tokie, kūrė tokį neapibrėžtumą. Tai vienas dalykas vykdoma per tokį, judama per tapatybės tam tikrus momentus, bandoma jas tas neigiamus dalykus aktyvizuoti, ar ne? Bet šalia to vyksta grūbus dalykai tokie kaip papirkinėjimas, paprasčiausiai, balsų pirkimas, politinių įgūdžių pirkimas ir panašiai. Aišku, valdžia daro visą, ką gali, bet aišku, negali pasiekti 4 metus stebuklų. Tai jie vis laik įsivaizduoja, kad per mažai išaugo pensijos, per mažai padidėjo atlyginimai ir panašiai. Prie Rusijos bus geriau, su Rusijos bus geriau, ar ne, ir panašiai. Tie dalykai niekur nedingo. Ir aišku, labai svarbu žiūrėti tos socialinius tinklus, nes jie matė, kas vyko Rumunijoje. Ir tas gali vykti ir čia, ir tai be jokios abejonės ir valdžia irgi tam ruošis. Tai nesakau, kad čia bus lengva, bet Moldovanai jau po truputį, kaip irgi tokia savotiška laboratorija tų Rusijos technikų taikomų. Ir jie jau tos 2-3 metus jau jie nemažai praėjo. Tai jie jau kai ką neutralizuoja, sako, rusai tada sugalvoja naujas technikas. Tai va tokius rinkiniais ir vyksta. Pabaigai, aš nežinau, ar tau toks irgi įspūdis susidarė, mes panašaus dydžio kaip jie, bet mes čia dideli. Ir, netgi taip ciniškai galvojam, mesgi vis, pasaulio nepagydysim, bet jeigu iš tikrųjų susikoncentruoti tokias valstybės, panašias patirtim, tu čia baisiai gali daug padaryti. Girdėjau tavo istoriją apie dronus, visą kitą. Čia mes galim. Gynybos sritis tikrai puikus pavyzdys. Lygiai prieš metus aš čia buvau kaip ministras. Ir tikrai turiu puikų ministrą čia, nuostabų, Amerikoje mokslus baigus, jis buvo kariškis, jis supranta, kad jis čia stebuklų kalnų nuvers, nes yra dar tas neutraliteto momentas ir panašiai, kiek tų karinių pajėgų reikia turėti Moldovoje, šitų mąstymų vis dar yra. Bet mes atidarėm programą paramos, pradėjom nuo lietuviškų dronų. Tai pirma partija perduota dar man baigiant darbą kaip ministro, jau nauja partija perduota šį pavasarį ir jie jau turi pajėgumų. Kaip beskambėtų, bet jau yra pajėgumas, kurį jau tu gali žiūrėti. Tai yra vėlgi, Padniestrė, žiūrėkit, yra ta tokia juosta, ir jinai uždaryta iš Ukrainos pusės, jie dabar pakankamai lengva kontroliuoti. O keliasim dar, mes perduosim dar žvalgybinių dronų, nes dabar perdavome FPV dronus. Tai dabar jeigu žvalgybinius dronus, tai jeigu iš vis padengsi visą matymą, kas vyksta, tai juos taip Padniestrė. Tai jie tą viską puikiai supranta, puikiai mato ir sakyčiau, iškart pajėgumas kitam lygmenyje, bent jų matymo prasme, kur tu, ką tu matai, kaip galbūt priešas ten gali judėti ir taip toliau. Tai įmetas vieną papildomą milijoną į Moldovos gynybos sektorius, tu gali daryti pokytį. Tu gali pajėgumą pradėti naują kurti, sakykime, ir panašiai. Ir čia yra tai, ką mes galim padaryti ir ką pradėjome. Aš tikiu, kad mes statės. Gerai, žiauriai ačiū, kad, šalia visų kovų su raudonaisiais randi 24 valandas gelbė tokia šalis, kur mes galim padaryti poveikį. Pagarba. Ačiū, Laurinai. Ačiū. Super. Gerai, Tadai. Mes kartu esam su tavim Moldovoj, Chisinau, visi čia tikrai žavisi tavo darbu. Lietuvių čia daug, aš irgi ne pirmą kartą, daugybė ir Seimo narių iš įvairių partijų, irgi ne vieną kartą atvažiuoju Moldovai padėti, bet tu gali man padėti atsakyti paprastą klausimą. O prie ko čia Moldova? Kodėl mums turim rūpėti Moldova ir tie rinkimai kažkokie, kodėl yra svarbus rugsėjo 28? Nes Moldavai yra sekantis ES apamai vakarų civilizacijos plėtros etapas. Ir jeigu Moldova
bus sėkmės istorija, kaip ir Ukraina, jeigu bus sėkmės istorija, tai ir Lietuvai bus gerokai saugiau ir geriau. Tiesiog pasižiūrėkime geografiją, jeigu mes turėtume laisvą Moldovą Šengene, laisvą Ukrainą Šengene ir galbūt kada nors laisvą Baltarusiją Šengene, tai mes galėtume nuvažiuoti iš Moldovos per Baltarusiją ir Ukrainą iki Vilniaus per 12-14 valandų. Šiuo metu, kai aš važiuoju per Ukrainą, jeigu ryštuosi važiuoti per kariaujančią Ukrainą su visa šeimyna, tai mes važiuojam 2 dienas, o jeigu važiuoti aplinkui per Rumuniją, Vengriją, Slovakiją ir Lenkiją, gaunasi 3 dienos. Tai reiškia, jeigu šitas regionas būtų laisvas, stiprus ir saugus, tai ir mes būtume kitokie, reiškia, mes turėtume išėjimą per lygumas iki Juodosios jūros nuo Baltijos, nes tai lengva judėti, nes į vakarus nuo Moldovos yra kalnai ir tai ne veltui čia lietuviai ateidavo prieš daug metų, ne veltui čia buvo LDK, dėl to, kad čia šitas regionas labai gerai integruojasi. Jeigu mums pavyktų jas išlaisvinti ir integruoti, mes patys būtume gerokai saugesni ir turtingesni ir ilgiau atsilaikytume prieš bet kokią agresiją. Iš esmės ateinam senais mūsų keliais, bet o kodėl tie rinkimai svarbus ir Maskvai? Kodėl Putinas čia taip dirba? Todėl, kad Moldova šiuo metu jau sumokėjo didžiulę kainą už transformaciją. Reiškia, jie praktiškai atsijungė šiuo metu nuo Rusijos energetikos, nuo rusiškos prekybos. Yra fizinis susijungimas su vakarais, reiškia statomos naujos elektros linijos susijungti su vakarais, statomi nauji dujotiekiai jau pastatyti susijungti su vakarais, statomi nauji tiltai susijungti su Rumunija. Ir šitie rinkimai yra svarbus, nes jeigu Moldova dar vieną etapą vakarų integracijos praeis sklandžiai, arba pusiau bent jau sklandžiai, tai tas procesas taps negrįžtamas. Aš jau 3 dieną čia ir pastebiu žiaurų susižavėjimą lietuviams. Kodėl mes čia tokie, kaip sakant, dievaičiai? Kas čia vyksta, ką čia kitų tautų nėra? Todėl, kad mes gal panašus šiek tiek panašus Moldavais, mes kartu pradėjom tą kelią. Mes turėjom pradžioj po Sovietų imperijos žlugimo, mes turėjom panašią istoriją, beje šiais metais suėjo 35 metai, kai Moldavai pirmieji pripažino Lietuvos nepriklausomybę prieš 35 metus, 90 metų gegužę. Tai dar jie patys nebuvo paskelbę savo nepriklausomybės, bet jau pripažino mus. Bet dėl ko mes tos Islandus skaičiuojam, kad jie nebuvo patys nepriklausomi. Taip, jie nebuvo patys nepriklausomi dar tuo metu. Ir čia buvo tas labai glaudus ryšys nuo tų laikų, buvo čia Moldavų pogrindinė spauda spausdinama Lietuvoje. Buvo čia, jeigu pasižiūrėtume tuos vaizdo įrašus iš 89 metų mitingų čia, panašių į mūsų sąjūdžio mitingus, čia lietuviai dalyvavo juose, yra gana ilgi įrašai, kur ten okupanto kalba pasisakinėja už šalies laisvę. Bet manau, kad visų pirma dėl to, kad mes esam panašus ir mes esam įrodymas, kad ir Moldavom gali pasisekti ir gali jie padaryti tą, ką mes padarėm. Reiškia, jie gali būti laisvi, klestintis, vakarietiški Europos Sąjungoje, galbūt ir NATO kažkada. Aš dar šiandien pastebėjau, po anksčiau nebuvau kažkaip pastebėjęs, kad savo, kai įvyko tas konfliktas su rusais Badniestrėj, mes buvom vieni, mūsų niekas nepalaikė ir nesuprato. Gal nesitikėjo tokių operacijų rusiškų, bet šiandien, jie nesijaučia vieni, jie jaučiasi, kad daugybė vakarų šalių su jais kartu. Šiandien von der Leyen čia Kisinau yra. Taip, šiandien pirmą kartą buvo surengta ES ir Moldovos viršūnių susitikimas. Šiandien von der Leyen tai buvo Kišiniove, tam yra daugybė priežasčių, čia turbūt pagrindinis dalykas, jie čia patvirtino tą paskelbę tą Moldovos augimo planą, tai yra beveik 2 milijardai ES įvairios paramos, tai yra grantais ir paskolom lengvatiniam. Yra paramos paketas, reiškia, ES yra labai stipriai dabar įsipareigojusi. Manau, kad Moldova yra tas pavyzdys, kur ne vien Ukraina, bet ir Moldova, kaip Europa pradeda suprasti pasikeitusią realybę ir pradeda gerokai adekvačiau reaguoti ir į tuos pokyčius ir geriau suprasti savo interesus. Tai manau, kad Moldova turi tą dabar, tarkim, langą
mes matom, kad jis atsidaro kas maždaug 20-25 metai įstoti į Europos Sąjungą ir turi didžiulį palaikymą Europos institucijų ir daugumos šalių, kad tai vyktų. Tas planas yra ambicingas, Moldavai tikisi prieš 10 metais jau būti Europos Sąjungos nariais. Vėlgi sunku pasakyti, kiek tai pavyks, bet dalį procesų jie gali kontroliuoti patys Europos Sąjungos dėrybos Europos Sąjunga dėl narystės, gali patys jau dabartinis parlamentas, ta prasme, pernai metais referendumas priėmė sprendimą įgaliojantį Moldovos parlamentą ratifikuoti Europos Sąjungos sutartį, reiškia, jeigu kiti grįžtam prie to klausimo apie rinkimus, jeigu sekantis Moldovos parlamentas yra proeuropietiškas, reiškia, jis jau gali ratifikuoti stojimo sutartį. Na, bet tai, kad rinkimai įvyks geri ir kad rusai čia neateis, kaip jau kai kuriuose pietinėse sostinėse, tai tikrai ačiū tau nuoširdžiai už darbą, esi gerbiamas šiandien kiekvieno kampo ir didžiausios sėkmės užbaigiant tuos procesus. Aišku, Lietuvos pirmininkavimas 27 metais turbūt jiems bus irgi be galo svarbus, nes tai bus tikėtina pabaiga galima jų dėrybų. Galėtume tai padaryti. Kaip norėtume. Ačiū labai. Doina, we are now in Chisinau in your wonderful past conference. Why those elections are so important for Lithuanians, for Europeans? Why it matters? Yeah, thank you, Zigis, for being with us in Chisinau today. Actually, it is the biggest annual political conference here in Chisinau. Parliamentary elections will be on September 28th. And yes, you are right. They are probably the most important elections in the history of our country, because they will be about the irreversibility of the European path. They will be about a pro-European parliament or about a pro-Kremlin parliamentary majority that will deliver a pro-Russian government. And the stake is very, very high. So we consider that these elections either can continue our European path or can block it forever. So that's why having so unprecedented support from external partners, having so many pro-European leaders, and of course Maia Sandu, having won the second presidential mandate, it is extremely important to win and to have minimum 51 mandates and to have a pro-European parliamentary majority in the Parliament of the Republic of Moldova. Donna, you see Russian involvement a lot here, because some people say they want to take Odessa, they just want to take you politically and just encirculate Ukraine. Do you really see they're actively working inside? Absolutely. We feel it very, very hard every day. So it's getting more and more aggressive, the external interference from Russia. We felt and we saw this during the constitutional referendum elections. So they did everything. They just manipulation, disinformation, fake news, deep fakes, all kind of propaganda, aggressive used every day, and even funneling dirty money in our country. So law enforcement investigates over 140,000 people having the application installed in their phones. They got transfers from Russia through Transnistria banks. So they literally bought votes using social vulnerable people for this. So the question is not in money. So they have a lot of them using SHOR as their first instrument in destabilizing the political situation in Moldova. What I also the first time noticed in Moldova, traveling in your regions yesterday and before yesterday, your
immigrant community who emigrated to the West is playing huge role. Every official I met, he was in Ireland, he was in Italy, he was in Germany, and I understood, speaking with some people, that you have many instruments to attract them. You know, you are, I don't know, giving cars, giving money, giving jobs. It's like Israeli model, to be honest. I am not able to sell it in Lithuania. How did you manage to attract this immigrant vote? Why they are coming back? It's still, you know, salaries are not so big, though they are growing. Moldovans, you're right, Vigis, and we are really proud of Moldovan diaspora. It's everywhere, especially in European Union, EU state members, but also in US. And the most important is that they care about Moldova and they do not forget about their country. And every time during elections, they just inspire us with their unprecedented mobilization and even in referendum, in presidential elections last autumn. So they made it again and they just saved literally our referendum because it was like at 6 o'clock in the morning and the referendum was like 49 pro and 51 against, and then began coming the votes from US and they made the difference, you know. So yes, they are really special. I really envy you because can you imagine in our case, we mobilize like 10, 15, 20% of them, but they're not coming like in your case. They're saving the country. 350,000 Mamma mia. voted during presidential elections last year. So we have almost 1 million of Moldovans in diaspora. Most of them are intellectuals, so people. They believe in Moldova, they come back, so they symbolize the future of your country. Are very wise, they are very deep, and they understand all the realities of their country. And really congrats. I think yesterday in your region, roads are perfect. And what was most surprising, we were meeting hundreds of people of all, you know, babushkas and so on, with sons and daughters in emigration. And they were so enthusiastic about Europe. Yesterday we had a meeting in some village with 300 people and they were just shouting Europe. Mamma mia, how did you manage? It's impressive. Yes, you're right. You were in Kelarash, Yes. which is a very nice district, very pro-European, patriotic, and very strong people there believing in the European future of the country and of their children. We have very courageous mayors here. You met them probably yesterday. So, and they are very determined, and we strongly believe that even if the challenges are very high, and we understand that Russia will strike again and again, we are more prepared. After the elections last year, we understood their tactics, their strategies, and now we are readapting and we are more prepared. I mean, our institutions, because it was like for the first time for them as well, police, prosecution. So they was, we haven't faced like this. It was like huge every day, money coming through planes, through custom borders, through buses, so it was like $1 million found in one plane only, flying from Moscow through Istanbul. It was just in only one plane, so you can imagine. You are precious to Russians, but you're much more precious to Europeans. Thank you, Doina, very much. You are creating Europe whole and free, the first real hope in this region where Georgians are, dying in prisons and in the streets fighting. Armenians are just starting the road, and Ukrainians, well, they're fighting, and losing their sons and daughters for that. So thank you, Doina. Thank you so much. Thank you, Ziggy. And we will meet many more times. We need to help Moldova to win, of course. Thank you. With you. Okay. Keep staying by our side. Na ką, tokia ta Moldova šiandien, pilna įtampos, bet ir pilnesnė vilties.
Kai kurie sako, kad tai ne mūsų reikalas, bet jei nesirūpinsim kaimynais dabar, rytoj gali tekti rūpintis daug skaudesniais dalykais. Smagu matyti Lauryną su žygiu ten, kur reikia būti. Ne žiūrovų tribūnose, o aikštėje. Ir labai svarbu, kad mes Lietuvoje suprastume, čia ne egzotiniai rinkimai, čia mūsų frontas. Pasiklausykit ir pasidalinkit, jei manot, kad tokios kovos dar vertos mūsų dėmesio. Iki.